Labą dieną. Labą dieną. Turime malonumą šnekėti su Jurgita. Galbūt galėtumėte trumpai prisistatyti. Taip, esu Jurgita. Vadovauju Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus ateitininkų kuopai. Jau 13 metų, nuo 1997 metų. Ir kaip sekas? Turbūt visai neblogai, jeigu jau taip ilgai nemeta čia užsiėmimų. Na, nesakyčiau, kad tai kažkoks toks paėmė kaip batą panešioji ir numes, taip neišeina. Visko būna tokie kaip bangos, čia ateina, atrodo, tokių vaikų gerų toks pakilimas, čia vėl toks išeina iš miesto, išvažiuoja kaip iš provincijos į didesnius miestus ir žiūrėk vėl toks lyg tai nuosmukis. Bet jūs matote tame gilią prasmę, jeigu išgyvenat ir nuosmukį ir viską ir ateina vėl geresni laikai. Ateina. Tai tikite, be abejo, tai idėja visą ateitininkų. Taip, žinoma, tikiu. Ir kaip jūs įsitraukėte visą šitą veiklą tada 90-aisiais? 97. Nuo kada aš pradėjau, iš tikrųjų, ta pradžia buvo tokia labai nedrąsi ir menkutė. 91 metais dalyvavau pirmoji stovykloje. Ten buvo tokia Telšių vyskupijos pirmoji ateitininkų stovykla Pajūrio miestelėje. Ir dvasios tėvas buvo dabartinis vyskupas Jonas Kauneckas. Tai tokį pajutau broliškumą ir paskui, kai teko susidurti su ateitininkais jau didesnėse grupėse, tai tokį pajauti, kad atrodo brolis, vienmintis ir taip smagu buvo būti kaip šeimos narys, kiekvieną gali priimti kaip šeimos narį. Tas labai patraukė, toks labai pasitikėjimas atsirado, nes iš po to sovietinio laiko buvom pripratę nepasitikėti viens kitais, o ateitininkų tarpą suradau tokį galėjom pasitikėti viens kitu, atsiverti, tiesiog būtent tikėjimo klausimai galbūt buvo tie esminiai, kuriais mes būdavom pripratę slėpti kažką, nesakyti viską iki galo. Tai va, ateitininkų tarpę radau. Tai labai džiugu tai girdėti. Ir turbūt tada, jeigu sakote, tai radusi, tai tikite ir ateitininkų šviesia ateitimi ir visais. Kaip vertinat ateitininkų perspektyvą antrajam šimtmetį? Vis tiek dabar mes ties tokiu kaip ir slenkščiu ir visom prasmėm tas slengstis jaučiasi, aš manau, ir pasaulis keičiasi greit, ar ne? Telšiuose taip pat. Taip. Na, aš manau, kiek mums pavyks Kristų išlaikyti centre ir pamatus savo, tol mes išliksim. Kol nenustumsim į kažkokią pašalę. Bet nesijaučia, kad, tarkim, Telšių kuopų veikla silpnėtų ir apskritai viso Telšių krašto, nes jūs esate dabar Telšių krašto ir valdybos narė, kiek žinau. Esate, priklausom. Ir kaip sekas darbas tenai visam Telšių krašte, kuris yra tikrai svarbus ateitininkijai? Na, kiek matau mūsų pirmininkas Paulius Auryla, kuo toliau, tuo labiau matosi, kad jis įsisiūbuoja taip ir tuo daugiau energijos ir savo jėgų paaukoja tai veiklai. Tai yra tai džiugu. Bet ar jėgos duoda rezultatą? Ar vaikai ir jaunimas ateina ir tiki mūsų principais ir seka paskui juos? Na taip, čia nėra, žinot, kaip burtų lasdelio mostelį. Jūs pasakei, ateikit ir eina mane iš paskos. Nebūna taip. Tiesiog tai yra nuolatinis ilgas darbas. Kaip aš dabar galėčiau taip žiūrint ir į savo kuopos, gal ir visoje vyskupijoje veiklą pasakyti, kur yra globėjas, kuris kantriai dirba, ten yra ir tų vaikų, ir to jaunimo. Kaip manot, kodėl atsiranda tos problemos, kad moksleiviai ar ne užauga dažnai miestuose bei miesteliuose mūsų šalies, nebepereina į studentų ateitininkų sąjungą ir dabar jinai ganėtinai nusilpus yra? Kokios priežastys labiausiai sąlygoja tai? Na, yra daug priežasčių. Viena iš tų pagrindinių gal yra ir, sakykime, dabar ta migracija, nes iš mūsų tarpo išaugusių iš kuopų tokių stipriųjų narių dabar, kai pergalvoju, nemažai yra pasitraukę į Airiją, į Londoną, netgi į Ameriką, vienas kitas yra išskridęs. Taigi tas tautų kraustymasis ir mus paliečia, viena priežastis galbūt. Kita, gal reikėtų mesti tą akmenėlį į savo daržą, kad mes neparengėm ištvermingų ir atsidėjusių tam reikalui, tai idėjai žmonių. Jie kažkaip išeina į gyvenimą nuo šeimos, nuo mokyklos, nuo savo parapijos atsiskiria ir matyt dalis tiesiog pajaučia tą atotrūkį, gal neranda tų kontaktų tarp studentų. Man tiesiog sunku pasakyti. Dalis yra tiesa išvažiavę studijuoti į užsienį. Taip pat studijuoja užsienį, matyt, nerado savo bendruomenės. Bet aš tikiu, kad vėliau, aš žinau, kad ne vienas žmogus yra pasakęs, kad aš dabar, sakykime, esu
moksleivis, nežinau, kas man bus gyvenime, bet aš tikrai kada nors, kai aš turėsiu ar lėšų, ar ko, aš tikrai paaukosiu ateitininkam, aš tikrai prisidėsiu. Ne iš vieno mūsų kuopos išėjusio jau narės girdėjus tokius žodžius ir tikiu, kad jie prisidės ateitį bent vienaip ar kitaip. Ar jūs žadate dalyvauti kongrese jubiliejiniame vykstančiam šiais metais vasarą? Jeigu tik turėsiu sveikatos, tikrai esu pasiryžus dalyvauti, dar neužsiregistravau, bet... Kaip manot, kaip gali pasisukti diskusijos vykstančios, tarkime, dėl pirmininko? Ką matot kaip vienu, tarkime, realiausių kandidatų būti pirmininku, nes dabartinis pirmininkas Vygantas Malinauskas paskelbė, jog jau nebekandidatuos šiais metais, tai galbūt turit kokį nors kandidatą, kurį matot kaip potencialų lyderį mūsų? Na, mes valdybą jau kalbėjom, ką norėtumėm siūlyti nuo Telšių krašto, nuo Telšių vietovės, tai mes, kiek pamenu, turėjom 3 ar net 4 kandidatus, nežinau, ar jie perduoti yra federacijai, bet buvo tarp siūlomų narių buvo Vilhelmina Raupaitė, buvo, to jau prisiminsiu, Vaičaitis Vaidotas. Ir buvo, man atrodo, Liutauras Serapinui siūlyta vėl grįžti. Aišku. Jeigu ko nepamiršau. Tai turbūt, ar manot, kad laukia įdomus kongresas prieš ją? Manau taip, manau, kad bus labai įdomu. Tai tada kviečiame jūs pakviesti kuo daugiau žmonių tiek į prieš kongresinę stovyklą, tiek į patį kongresą ir laukiam ateitininkų susitikimo tenai. Tai viso geriausio. Ačiū labai.